Tai laba diena, man labai malonu sveikinti šiandien Lietuvos širdies asociacijos inicijuotoje tinklalaidėje, kurioje aptarsime sveiką amžėjimą. Kaip sveiką amžėjimą mato kardiologai. Ir man labai malonu pristatyti savo pašnekovą, daktarą Roką Širpytį, gydytoją kardiologą, ir taip pat norėčiau prisistatyti pati. Esu gydytoja kardiologė, Lietuvos širdies asociacijos prezidentė Sigita Glaveckaitė. Tai laba diena. Labą dieną, labą dieną. Pirmas klausimas. Kas vis tik yra tas amžėjimas? Tai amžėjimas tai yra, matyti, natūralus fiziologinių funkcijų ir procesų praradimas gyvenimo eigoj. Ir kaip bebūtų gaila, visi mes senstam ir visi mes amžėjam. Vaizdingai šnekant, amžėjimas tai aš taip matau kaip mašinos padangų dėvėjimasis. Nėra mašinos, kuri turėtų amžinas padangas. Taip ir mes visi, mūsų ląstelės natūraliai sensta, amžėja. Ir nuo to, kaip mes jas naudosim, ir priklausys, kiek ilgai važiuosim. Tai amžėja mūsų ląstelės ir tuose ląstelėse esančios molekulės. Ir tai pasireiškia iš esmės fizinio pajėgumo mažėjimu, protinio pajėgumo mažėjimu ir lėtinių ligų įsivystymu ir sumažėjusiu atsparumu įvairiems išorės veiksniams. Imuniteto prastėjimu ir tada imunitetas. Infekcinėm ligom ir kitom lėtinėm ligom. O kada tas amžėjimas prasideda? Amžėjimas realiai prasideda jau nuo, sakoma, kad nuo 30 metų mes jau taip senstam, bet realiai, kas matosi, kad dažnai jauniems žmonėms organizmas daug atleidžia. Ir kompensaciniai mechanizmai yra dideli ir gali jaunas žmogus savaitę naktim dirbti, vieną dieną išsimiegoti ir toliau savaitę dirbti. Vyresniam amžiui tai adaptyviniai procesai yra prastesni ir jau jis negali taip daryti. Ir tai ir lemia, kad jau nuo 30 jau tas amžėjimas prasideda. Ir jau nuo 40 reikia susiimti ir jo, tada, kai žmonės, kaip sakyti, ne visiems vienodai, vieniem anksčiau, kitiem vėliau, ir nuo to, kaip jie gyvena, tas amžėjimo limitas ir ta riba ir prasideda. Gerai, aš pilnai sutinku. Ir mokslas teigia, kad jau nuo 20 metų šiek tiek pradėjo lėtėti medžiagų apykaita ir mes buvom mokomi Vilniaus universitete ir kitose universitetuose, manau, panašiai, kad pirmieji lipidiniai ruoželiai, pirmieji pokyčiai vainikinėse arterijose atsiranda apie 20 metus. Taigi procesai užsiveda gana anksti. Ir pilnai sutinku, kad apie 30 metų vyras pasiekia savo piką funkcinio pajėgumo, jeigu mes atliktumėm kardiopulmoninį, sakykime, tyrimą. Ir vėliau dėja, kas dešimtmetį apie 10% tas funkcinis pajėgumas mažėja ir nuo 70 metų mažėja net po 20% kas dešimtmetį. Taip, ir ką reikia suprasti, kad tai mažėja po 1% per metus. Ir metabolizmas lėtėja irgi po 1% per metus. Ir tie, kas nesportuoja, tai tas greitis yra didesnis, kas sportuoja, tai tas, kaip sakyti, metabolizmo lėtėjimas yra perpus mažesnis. Tai mažėja po 0,5%, bet vis tiek senstam mes visi ir tiesiog mūsų tikslas yra kaip galima ilgiau tą senėjimą išlaikyti ir kaip galima ilgiau išlaikyti tą optimalią būklę. Nes mes kalbam apie sveiką amžėjimą. Taip. Tai reiškia, mes tikimės gyventi ilgai ir per tą savo visą ilgo gyvenimo trajektoriją norime kuo ilgiau būti sveiki. Tai yra turėti kuo mažiau ligų, būti funkciškai pajėgus, tai yra sugebėti nueiti iki parduotuvės ar kažkur kitur ir išlaikyti protinę sveikatą taip pat. Taip, nes ką aš pridėčiau, kad tas yra vadinamas health span ir life span, tai yra sveikatos amžius ir gyvenimo amžius. Ir ką mes matome, kad visam pasaulyje ilgėja gyvenimo amžius, tačiau sveikatos amžius neilgėja taip greitai ir tada atsiranda atskirtis tarp gyvenimo amžiaus ir sveikatos amžius. Ir kas matyti, kad tie žmonės, kurie gyvena ilgai, tikrai virš 90 metų ir kartais pasiekia 100,
jie neretai turi labai ilgą sveikatos amžių ir tikslas yra būtent kuo labiau prailginti tą sveikatos amžių, nes kuo vėliau susirgti, tuo ilgiau gyvensi. Čia taip, tie, kas gyvena virš 90 metų, jie labai trumpą laiką gyvena su lyga. Tie, kas gyvena iki 90, tas gyvena su lyga ilgiau ir kaip būtų keista, kas gyvena iki 80 metų, tas su lyga gyvena bent 14 metų ir tas yra labai didelis skaičius. Tai tikslas mūsų atitolinti pirmą lygos epizodą. Nes Madride, tai yra Ispanijoje ir Portugalijoje atliktas Madrid 90+ tyrimas, kurio rezultatai buvo labai įdomus. Tai yra tirti 90-mečiai, 100-mečiai ir pastebėta, kad jie lėtinių ligų turėjo mažai. Maždaug 1/5 turėjo diabetą, dislipidemiją. Dauguma jų turėjo artrozinius pokyčius, tai yra sąnarių problemas. Tačiau, ką jie pastebėjo, kad didžiausias tokia prielaida to ilgaamžiškumo yra to fizinio savarankiškumo išlaikymas. Taip. Jie buvo fiziškai aktyvūs ir jie labai ilgai išlaikė savo fizinį aktyvumą. Nepriklausomumas, ar ne? Ir tarkim, mano prosenelė gyveno Pakruojyje šalia poliklinikos, tačiau kuomet 80 kelių metų nuėjo į polikliniką, jos sakė, jūsų nėra, sako, jūs neegzistuojat. Taip. Ir dar tame tyrime 24% turėjo protinę tą negalę, tai yra demencija, kaip mes sakom, silpnaprotystė. Tai reiškia, ką tai rodo tyrimas, kad būnant 90 ir 100 metų galima išlaikyti savo psichinę sveikatą, protinę sveikatą. Tas yra irgi labai svarbu. Kitas klausimas. Labai geras. Ar ilgaamžiškumas yra genetinė loterija, ar vis dėlto gyvenimo būdo egzaminas? Manyčiau, kad abu yra labai svarbus. Ir genai, ir gyvenimo būdas. Tačiau visgi ilgalaikiai perspektyvai, ilgalaikiai maratone gyvenimo būdas laimi. Ir galim turėti labai gerus genus, bet jeigu netausosim savęs ir labai dažnai rizikuosim, galim kažkurioje vietoje nepataikyti į natą ir tą gyvenimą labai sutrumpinti. Nes, kaip bebūtų, genai yra kaip, žmogus yra kaip genų trilitrinis, o tie genai yra kaip kodinė eilutė programoje. Ir jie paleidžia veiksmų tiradą. Ir tai genai yra būtent genetinis, kaip sakyti, paveldimumas ir tada veikia epigenetiniai veiksniai. Tai yra visi dalykai gyvenimo būdo, kurie tuos genus aktyvuoja arba neaktyvuoja. Ir šitoje vietoje mes tuo sveikų gyvenimo būdu galim būtent tų prastų genų kodų nepaleisti ir kaip tik propaguoti tuos geruosius, saugančius kodus, saugančiuosius genus. Ir būtent tai ir lemia, kad dažnai tie žmonės gyvena ilgiau. Aišku, kuomet mes kalbam apie tuos super ilgai gyvenančius 90-100 metų, tai dažnai jie turi, tokį, kaip sakyti, genetinį polinkį, kad būna top 10 patarimų, kuris sako 100-metis, jeigu jūs norite irgi gyventi 100 metų, tai numeris 1 darykit tą, numeris 2 darykit tą. Ir aš dažniausiai pasižiūriu, sakau, tai tikriausiai numeris -1 turėtų būti turėkit mamą arba tėtį, kuris irgi gyveno iki 90 arba 100 metų. Tai čia tas yra, bet visiems kitiems, kurie mes, ta prasme, neturim savo šeimoje senelių ir prosenelių, kurie labai ilgai gyveno, reikia būtent dalyvauti tame gyvenimo būdo maratone ir kiekvieną dieną bandyti taikyti tas sveiko gyvenimo principus ir tokiu būdu mes galėtume neaktyvuoti tų prastų genų ir būtent dažniausiai naudoti tais tausojančiais ir geraisiais genais. Maždaug mąstoma, kad genetika, mūsų genomas lemia nuo 15 iki 30% mūsų tos gyvenimo trukmės. Visa kita lemia kiti veiksniai, tai apie juos mes dabar ir pakalbame. Tai vis tik kaip pataikyti į natą? Tai kas labai įtakoja mūsų gyvenimą, tai dažnai aš dažnai mėgstu tą mechanistinį palyginimą su automobiliais. Tai tie rodikliai fiziologiniai mūsų organizme dažnai lemia ir tas atsirandančias ligas. Tai vienas tokių svarbiausių rodiklių yra kraujospūdis. Jeigu tas kraujospūdis yra normalus arba žemas, tai lemia, kad tos širdies ligos, aterosklerozė, organų taikinių pažeidimas išsivysto žymiai vėliau. Ir
Jeigu tas kraujo spaudimas yra didelis, tai automatiškai tos lygos atsiranda santykinai anksčiau. Ir ką mes matome, kad moteris, lyginant su vyrais, moteris dažnai turi labai žemą kraujo spaudimą ir vidurkiai moterų vyrų kraujo spaudžio labai skiriasi. Ir tai yra vienas iš tų veiksnių, kodėl moteris ir serga širdies ir kraujagyslių ligom žymiai vėliau. Kardiometabolinė sveikata labai svarbi. Taip, svoris, ar ne, kuris įtakoja visus mūsų ir gyvenimo ir organizmo procesus, tame tarpe ir aukštą spaudimą, kepenų metabolizmą, tai yra trigliceridų koncentracija, kartu kažkiek netiesiogiai ir cholesterolio įtakoja koncentracija, gliukozės. Taip, susijęs su antro tipo cukrinio diabeto išsivystymu. Būtent, kad didesnis svoris, dažnai tos didelis kiekis riebalinių ląstelių įtakoja, kad organizmas tampa nebe toks jautrus insulinui, atsiranda atsparumas insulinui, gliukozė kyla į viršų ir tai daro pažeidimą, nes vėlgi, kaip aš dažnai mėgstu pasakoti savo pacientams, kad jeigu, tarkim, tas cholesterolis nėra labai aukštas, bet yra kiti rodikliai, kurie gali žaloti, tai tie rodikliai gali būti aukštas spaudimas, aukšta gliukozė, tai jie kraujagyslių vidinį sluoksnį žaloja kaip švitrinis popierius ir padaro tos mikropažeidimus ir ten gali kauptis būtent cholesterolis, kuris skatina tą, tarkim, aterosklerozę. Nu ir priėjom prie to cholesterolio, ar ne, kuris irgi įtakoja ir kuris irgi yra labai svarbus, kuomet žmogus labai ilgai gyvena. Jeigu anksčiau mes gyvenom kokį 40 metų vidutiniškai, ilgus tūkstančius metų, kiek yra žmogaus kaip rūšies, tai neturėjo didelės įtakos. Dabar, kuomet mes gyvenam dvigubai ilgiau, moteris vidutinė gyvenimo trukmė virš 80, vyrų šiek tiek mažiau, atsiranda jau tos pasiekmės, ar ne? Kaip pat neseniai aš sužinojau, ko nežinojau, kad negalima riebalų pilti, pasirodo, į kriauklę. Ir tai pasirodo užkemša irgi tos vamzdžius, tai lygiai tas pats ir cholesterolis. Cholesterolis, tai kardiometabolinė sveikata, tai jau kraujospūdis, kardiometaboliniai rizikos veiksniai. Kas dar lemia ilgaamžiškumą? Turbūt fizinis pajėgumas ir fizinis aktyvumas visą gyvenimą. Nesvarbu, tai nebūtinai turi būti sporto salėje, tai gali būti sode, darže, visa veikla skaičiuojasi, visa mėgstama veikla ir tą, ką žmogus gali atlikti. Taip, aš pritariu. Ir tas mes ką matom ir pagal mokslą, kad mes galim pamatuoti tą žmogaus aktyvumą ir treniruotumą pagal metabolinius vienetus, atliekant, pavyzdžiui, krūvio veloergometrijos tyrimą. Ir tai tiesiogiai siejasi su to žmogaus imuniteto stiprumu ir tas lemia, kad tas stipresnis imunitetas gali palaikyti tvarką organizme. Ir tas ląsteles, kurios jeigu galbūt yra kažkokių tai ten tų mutacijų ar ten pažeidimų ar ne visai veikiančių, pavyzdžiui, pasenusių ląstelių, jis jas sutvarko. Ir tada padaro taip, kad jos yra suskaidomas ir tokiu būdu organizmas gali ilgiau funkcionuoti. Ir kas dar lemia? Raumenų masės išlaikymas yra ilgaamžiškumo garantas. Taip, ir kitas dalykas, raumenys, ką daro, tai aktyvina smegenis, gaminasi smegenų neurotropinis faktorius ir tada smegenis aktyvina visą organizmą. Ir aišku, kas paskutinis labai reikia atkreipti dėmesį, tai kad socialiniai ryšiai. Socialiniai ryšiai. Pozityvus požiūris į gyvenimą. Taip. Socialinių ryšių išlaikymas, bendravimas. Numeris 1, nes aš dažnai savo pacientams sakau, numeris 1, numeris 2, numeris 3, numeris 4, sakau, bet aš turiu būti atviras, sportas yra žiauriai geras dalykas, tačiau mano abidvi močiutės, tikrai, ir seneliai tame tarpe, tikrai nieko jie nei sportavo, nei ką, bet turėjo labai gerus socialinius tinklus. Ir labai gerai sutarė ir su kaimynais, ir su draugais, ir su giminėm, ir su aplinkiniais. Ir tai lėmė, kad gal ir nebuvo ten didžiausi sportininkai, ar ten labai sportavo, ar ten dar, bet nugyvena labai ilgą tą gyvenimą ir tas, man atrodo, yra nepakankamai vertinama ir mūsuose labai mes daug teikiam dėmesio į sportą ir gal nepakankamai dėmesio teikiam į tą būtent įtraukimą ir bendravimą. Ryšius pozityvų požiūrį. Dar ko nepaminėjau, mitybos. Dieta. Viduržemio jūros, tokia augalinių pagrindų, nežinome mėlynasias zonas, Okinava, Ikarija,
žmonės praktiškai nevartoja raudonos mėsos tuose regionuose ir gyvena gana ilgai. Taip, sudėta irgi ir labai svarbu, nes aš sakau savo pacientam, kad dažnas lietuvis miksuoja 6 produktus. Ir jeigu, tarkim, Barboroj yra pirkinių maišelis ir turi dažniausiai perkamus produktus ir nėra jų tiek daug. Ir čia yra problema, nes jau nuo seno buvo žinoma, kad kuo įvairesnis maistas dažnai lemia, kad yra tame įvairiame maiste pakankamai mikroelementų, į skirtingų vitaminų, skirtingų naudingų medžiagų ir tada gaunasi ta subalansuota dieta ir kiekis. Nes mūsųse labai mes valgom daug ir valgom per daug ir žmogus kaip rūšis 2000 metų iki tikriausiai pirmo pasaulinio karo praeito šimtmečio, tikrai tenais nebuvo labai daug to maisto ir visi ten kiek gaudavo, tiek džiaugdavosi, o dabar jau yra karas dėl akcijų ir žmonės prisivalgo kiek nori. 80% taisyklė labai svarbi. Atsistoti nuo stalo, kai tavo skrandis tik 80% pilnas, o ne 100% pilnas. Dar ko nepaminėjom, miegas svarbus. Jeigu miegam nuolat mažiau 6 valandų, tai didina širdies kraujagyslių ligų riziką net 45%. Taip, žinai. 7-9 valandos. Kaip tik neseniai skaičiau labai gerą straipsnį apie miegą. Ir kad miegas yra iš tikrųjų labai svarbus ir kodėl jis svarbus. Nes ilgą laiką mes fakultete mokėmės, kad miegas mums svarbus dėl atminties, kad smegenys yra kaip tradicinis kompiuteris, dienos metu mes išmokstam kažkokią tai informaciją, tai yra trumpalaikė atmintis, ramas, ir tada mes miegam, jis iš trumpalaikės perdeda į ilgalaikį. Dabargi matosi, kad realiai mūsų gyvenimus kiekvieną dieną valdo neuromediatoriai, hormonai. Mes esame visi tam tikro būdo bruožo dėl tam tikrų hormonų skirtingos koncentracijos. Ir tie neuromediatoriai yra 4. Dopaminas, acetilcholinas, tada serotoninas ir... Adrenalinas? Noradrenalinas. Noradrenalinas. Ir realiai yra taip, kad mes taip jie visi neveikia vienu metu, nes jie veikia kaip džiazo kvartetas. Ir atsibūdus reikia ten noradrenalino, kad pakeltis kraujospūdį ir jis pradeda ritmą mušti. Tada įsijungia kiti neuromediatoriai. Tenais mes, kad norim kažko, kad pakelti nuotaiką, mes einam pavalgyti, valgom, dopaminas įsijungia ir mes esam geros nuotaikos. Ir šitoj vietoj tie neuromediatoriai veikia kaip džiazo kvartetas. Jie nėra taip, kad jie pagal taisyklės veiktų. Jie džiazuoja. Ir tada jie bedžiazuodami, ką išsiaiškino mokslininkai, kad jie bedžiazuodami prišiukšlina. Tai kokį saldainį suvalgo, nukrenta ten kažkoks popieriukas, tai kažkokį nuo bandelės trupinių. Per visą dieną atsiranda smegenyse tų tokių šiukšlių. Ir realiai organizmas turi, kaip namas turi arterijas, kuomet ateina kraujas ir kaip iš namo išeina vanduo per kitą galą. Venomis grįžta atgal. O šiukšlės išeina per limfagyslės, limfinę sistemą. Smegenyse nėra tokios aiškios limfinės sistemos ir smegenys yra ta vadinama limfatinė sistema. Ir realiai, kas vyksta naktį, kuomet žmogus užmiega ir miega tam tikrą kiekį valandų, tai visi tie 4 mums labai svarbus neuromediatoriai, jie nustoja groti džiazą ir jie tada įeina tokią kaip šamaninę būklę, kuomet ritmiškai pradeda veikti, suaktyvėja ir susilpnėja. Ir tas ritmiškas veikimas kraujagyslės smegenyse išplečia ir sutraukia. Ir tokiu būdu tą intraspinalinį skystį iš smegenų išvaro visom tom šiukšlėm, panaikina ir vėl sutraukia ir pritraukia naujo. Ir tokiu būdu miegant, ta limfatinė sistema išvalo smegenis. Ir todėl būtina žmonėms miegoti tam tikrą kiekį. Nes jeigu jis miegos per trumpai, tai apsišiukšlins kaip kriauklė pilna indų, visi bus nešvarūs. Jeigu bus miegos per ilgai, tai tas pastovus toks valymas gali šiek tiek duoti neigiamą efektą ir nebus gero. Tai
tas miegas pasirodo yra labai svarbus ir taip jau plius minus 7 valandas. 7-9 valandas ir aišku, jis turi būti kokybiškas. Taip, ir kad veiktų džiazo kvartetas. Džiazo kvartetas. Ir truputį nueinant nuo džiazo kvarteto, vis tik dar kalbant apie tuos ilgamžiškumo priežastis, ką dar mes galim paminėti? Prevencinės programas. Taip. Tai yra labai svarbios. Lietuvoje egzistuoja 5 prevencinės programos. Širdies kraujagyslių ir kitos vėžiai nustatyti skirtos. Tai yra labai svarbu ilgamžiškumui. Anksti nustatom ligą, Taip. gydom ją ir žmogus gyvena ilgiau. Realiai, prevencinės klinikos, prevenciniai skyriai, šeimos, kaip sakyti, gydytojų kabinetai yra kaip ilgamžiškumo klinikos, realiai. Ir vieni, ir kiti gydo daugmaž sveikus žmonės. Taip. Ir vieni ir kiti skiria preparatus. Tiesiog, kuomet ateina žmogus į prevencinę kliniką arba pas šeimos daktarą, jis sako, žiūrėk, tavo rodiklis yra toks ir mes esame atlikę 100 000 pacientų ištyrimų, mes žinom, kad sumažinus šitą rodiklį su šituo vaistu, jis veiks taip ir jis padidins išgyvenumą. Tarkim, statinų vartojimas padidina bendrą išgyvenamumą 10%. Bus didžiulė nauda. Ir tokiu būdu jos tai yra tos pačios ilgamžiškumo klinikos, tik tais, kad jos skiria patvirtintus preparatus turinčius aiškią naudą. Tuo tarpu, tarkim, tos ilgamžiškumo klinikos labai, labai geras dalykas. Kreipiasi žmonės, kurie rūpinasi savo sveikata, jie irgi atlieka tam tikrą tyrimą. Jeigu tas yra tyrimas, tarkim, tas, kurį mes turi daug įrodymų, kad jis veikia, tai yra labai gerai. Ir skiriant tą gydymą. Tačiau kartais būna atlieka tos tyrimus, kurie įrodymų neturi ir sako, dabar mes tau skirsim va šitą preparatą, kuris žiauriai gerai veikia žiurkėms ir šunims. Tai veiks tikriausiai ir tau. Ir tada plačių mokslinių tyrimų atlikus nesimato, kad yra poveikis ir kodėl, tarkim, su tam tikrais papildais, vertinant pacientus, kuomet mes žiūrim atgal ir tie žmonės, kurie vartoja tam tikrus papildus, jie, tarkim, gyvena ilgiau. Arba turi mažiau ligų. Ir kuomet atlieka prospektyvinius mokslinius tyrimus, vieniems skiria tos papildus, kitiems ne, arba atlieka labai didelius kiekius žmonių, jie tada neranda to poveikio. Ir kodėl? Tai manoma, kad pagrindė dėl to, kad veikia tas reverse causation efektas, tai kad ne tai, kad papildai ilgina gyvenimą, bet tai, kad žmonės, kurie vartoja papildus, jie dažniau ir sportuoja, jie dažniau geresnį maistą vartoja, jie dažniau labiau rūpinasi savo sveikata, dalyvauja tose programose patikros. Ir būtent tai lemia to vaisto gerumą. Tai iš tikrųjų, tos, kaip sakyti, prevencinės programas yra svarbios ir reikia, man atrodo. Ir grįžtant prie tų ilgamžiškumo klinikų, kyla klausimas, ar tai yra galimybė ir įspėjimas. Jos yra labai populiarios. Kodėl populiarios? Bandžiau atsakyti savo į klausimą. Jos yra labai tokios proaktyvios. Ateina žmogus, jis gerai jaučiasi, nes jam sudaromas personalizuotas planas, jis yra gana brangus. Jis jaučiasi pakylėtas, sudaromas sportavimo ir mitybos planai ir taip pat pasiūloma įvairių papildų, mezenchiminių ląstelių infuzijos, nadai ir kitos priemonės, egzosomos. Tai tokia proaktyvi, personalizuota medicina kabutėse, žmogus jaučiasi gerai. Kodėl mes nesukonkuruojam su tom ilgamžiškumo klinikom? Nes mūsų medicina yra reaktyvi, dažniausiai perkrauta, viskas labai efektyvinama, mažai dėmesio tam žmogui. Reaktyvi, tai turiu omeny, jis skundžiasi, mes gydom. Jeigu jis nieko nesiskundžia, tu sveikas, ko tu čia atėjai. Tai tada maloniau eiti į tą ilgamžiškumo kliniką ir naudoti tos papildus, nes kaip ir jaučiasi išskirtinai personalizuotai ir taip toliau. Kodėl tai yra įspėjimas, nes nemaža komercializacija. Ir antra, taip laviruojama tarp pseudomokslo ir mokslo, ką tu labai Rokai gražiai minėjai, nes tie visi papildai, tos visos ląstelių, egzosomų, NAD plus infuzijos, jos yra įrodytos pelėm. Dažnai įtakoja tik kažkokį aspektą, ten palygina gal raukšlės peliai, galbūt šiek tiek funkcinį pajėgumą jos padidina, bet mes neturim įrodymų žmogui. Taip. Ir kas būtų idealu, kad toks personalizuotas požiūris būtų inkorporuotas į mūsų tradicinę mokslo pagrįstą mediciną.
Taip. Ir kad ta prevencinė programa ir būtų tokia įgalinanti, personalizuota, turbūt tai mes pasiektumėm tą žmogų ir jis norėtų dalyvauti prevencijai. Taip, tai čia aš manyčiau, kad čia problema yra visa iš mūsų tokio kaip resursų gal trūkumo, kad nėra resursas, laiko trūkumas, kad daktaras negali skirti tiek laiko, kiek ilgamžiškumo klinikos specialistas. Ir tada žmogus negauna pakankamai tos informacijos ir tada gauna rekomendaciją vartoti vaistą, kurį mes galvom, kad galbūt tų kokybiškų duomenų, kad tas vaistas verta vartoti, ar tą papildą verta vartoti. Ir dažnai tie duomenys šiek tiek prasilenkia su mokslu. Ir jo, tarkim, dabar labai populiarus yra ant bangos vaistas senolitikas ficetinas. Labai gerai veikia žiurkėms, nuostabus vaistas pelėms ir žmonėms irgi parduodamas, galima nusipirkti, labai brangus, tačiau efekto nėra. Mes, sako, tai reikia vartoti 20 metų, bet 20 metų ir vienas, tai mes nežinom, ar ten yra tas vaistas, kurį mes nusipirkam tą tabletę ir kaip jis veikia, mes irgi nežinom. Tada galvoju, galbūt tas ficetinas būna ir maiste. Tai jo labai daug yra, tarkim, žalio arbatui arba braškėse. Niuansas tas, kad tame, kaip sakyti, žiurkiai, kur buvo skirta dozė to vaisto, tai kad gautumėm tą adekvačią dozę, reikėtų suvalgyti 3 kg, 4 kg braškių per dieną arba išgerti 6 litrų žalios arbatos per dieną. Prasme, ir dar neaišku, ar veiks. Taip, bet grįžtam prie tų strategijų, kaip prailginti sveiką gyvenimą. Tai ko mes dar nepaminėjom? Uždegimas. Lėtinis, rusenantis uždegimas trumpina gyvenimą. Taip. Tai ką labai svarbu? Labai svarbu gydyti infekcinės ligas, svarbu vakcinuotis, tai mažina riziką širdies kraujagyslių ligų, tai pakankamai įrodyta. Kas dar svarbu ir mažai šnekam, burnos higiena. Tai yra nepaprastai svarbu. Lankytis, turi jinai būti sveiki dantis, sutvarkyti kanalai, viskas neturi būti infekcijos židinių. Lėtinis uždegimas neturi būti, aišku, tą lėtinį uždegimą dažnai, bent jau iš praktikos matosi, kad turi žmonės, kurie turi diabeto lygą, turi gliukozės apykaitos sutrikimų ir nutukimas. Toliau rūkymas ir tada visi tie infekcijos židiniai, tai prailgintą gyvenimą, tai vėlgi reikia viską daryti, kad šitų būklių nebūtų, ar ne? Taip, nepaminėjom žalingų įpročių, nerūkyti, alkoholio labai mažai, geriausiai ir nevartoti. Ir ko dar nepaminėjom? Mano klausimas, dažnai pacientai nenori vartoti antilipidinių vaistų, spaudimą mažinančių vaistų. Jie kažkaip įsivaizduoja, kad mes juos norime, kaip ir nužudyti tais vaistais, arba mus čia kažkas papirkia, kad mes tos vaistus skirtumėm. Ar yra apskritai žudančių vaistų kardiologijoje? Tai visur, kur yra vaistas nuo nuodo, skiriasi dozė. Tai vėlgi, tas vaistas, kurį mes skiriam, mes sakau, dažniausiai būna ištirta 100 000 pacientų ir mes žinom, ko galima tikėtis, kokie šalutiniai reiškiniai ir dažniausiai tai padeda. Ar yra žalingų vaistų? Taip, ne kiekvienas preparatas tinka ir ne kiekvienam kava patinka ir vienas išgeria jam labai blogai, jam užplaka širdis, kitas gali 3 puodukus išgerti. Tai va šitoje vietoje reikia tinkamo preparato ir kardiologijoje mes turim tikrai dabar aibę labai gerų preparatų, tų preparatų vis daugėja ir tokiu būdu mes galim ir prailginti tą sveiką gyvenimo trukmę ir atitolinti reikšmingai tą pirmą, ar tai būtų miokardo infarktas, ar tai insultas. Ir kartu tom rekomendacijom, kuomet mes, tarkim, ateina pacientai ir sakom, jūs turite sveikai maitintis, daug sportuoti. Tai ne vien tik tai dėl širdies ligų, bet ir kartu tai darant mažėja ir onkologinių susirgymų tikimybė, nes širdies lygos ir onkologija yra 2 šalia bėgantys žirgai. Taip. Ir jeigu mes pilnai apgydom nuo širdies, jis susirga infarktu arba insultu, mes sutvarkom čiki-piki. Jis
susirga nei iš šio, nei iš to vėžių. Arba lygiai taip pat mes matom, kad Nes onkologinėm ligom rizikos sergantys. veiksniai yra praktiškai tie patys. Taip, ir va, to paskui, kuomet ateina pacientas, mes skiriam gydymą, bet tai yra gydymas būtent ilgamžiškumui. Ir tik tai, kad mes, sakau, turim labai didelius tuos tyrimus ir jo, labai. Taip, ką mes ir norim pasakyti, kad gydytojas skiriamas vaistas kardiologijoje nėra žudantis. Atvirkščiai, turim dvi grupės vaistų. Vieni gerina savijautą. Taip, gydo simptomus. Kita grupė vaistų gerina prognozę. Ką tai reiškia? Tai ilgina gyvenimo trukmę. Taip. Kiek įmanoma sveiko ir su minimaliu simptomų kiekiu. Ir mes skiriam tuos prognozę gerinančius vaistus, kad prailgint gyvenimą. Nei vienas kardiologas nenori pacientui pakenkti, jį nužudyti. Mesgi vadovaujamės principų. Primum non nocere, ką išvertus reiškia pirmiausia nepakenkti. Taip, tai čia ir mes remiamės duomenimis, kas tikriausiai yra pats svarbiausias dalykas. Ir šioje vietoje būtent naudojamasis duomenimis ir tai lemia, kad mes žinom, ko galim tikėtis ir žinom, kad galim padėti. Ir kardiologijoje mes turim pirminę prevenciją, kuomet mes siekiame apsaugoti nuo pirmojo įvykio. Ir yra nemažas kiekis tų vaistų. Ir paskui yra antrinė prevencija, jeigu žmogus susirga, jau turi širdies ligą, irgi mes turim labai daug vaistų, kurių metu mes galim ir atitolinti pasikartojimą, ir atitolinti tą mirtį. Tai dar vienas garantas ilgamžiškumo. Jeigu kardiologas paskiria vaistus, tai labai prašom, vartokit, nes jie apsaugo, jie ilgina gyvenimą, jie ilgina sveiko gyvenimo trukmę. Taip, ir aišku, šitoje vietoje aš matau tokį sudėtingesnį vaizdą, kad dažnai kardiologai yra sistemos dalis ir dažnai ateina pacientai, kurie sako daktarui, taip, ačiū, ir gerai vartosiu, ir tada nevartoja tą vaistą. Ką daro daktaras? O, sako, nesireguliuoja mano rodiklis. Tada paima dar vieną vaistą priskiria, tada trečią, ketvirtą. Ir tai žmonės gaunasi, kad paskiria labai daug vaistų, jie ne vieno nevartoja, arba vartoja tik tais vieną. Ir tada reikia suprasti, kad šitoje vietoje labai svarbus yra ryšys tarp daktaro ir paciento, kad tas žmogus tą vartotų ir bent jau aš kiek savo patirties turiu, tai suprantu, kad labai neretai pacientai nevartoja tų vaistų. Ir mes skiriam, mes bandom aiškinti ir tada po 10 metų sako, tai kaip aš čia dabar susirgau. Arba, tarkim, gyvena 60 metų, tai kaip mašina, važinėja ten kokią 50 metų su automobiliu ir tada ties 50 metų sako, aš dabar dalyvausiu Dakare. Taip, bėgsiu maratoną. Ir tada sako, aš pasikeičiau tepalus, tai pradeda vartoti statinus ir sako, ir dabar aš pravažiuosiu Dakarą. Ir jeigu tu nepasitikrinai tos mašinos, jeigu tu nepatvarkėjai ir tu jos neprižiūrėjai pirmus 45 metus, tada staiga sugalvojęs bėgti Ironmaną, galbūt nėra pati pratingiausia mirtis ir tai gali pagreitinti tą galą, negu kad jį atitolinti. Tai va, ir čia irgi vėlgi mes grįžtam prie to pačio, kad viskame svarbu dozė ir fiziniam aktyvume. Nes kraujagysliai, širdis, visi kiti organai, jie atsimena tą krūvį, kuris buvo jiems skirtas. Jie atsimena, pakinta. Ir tada labai naivu tikėtis, kad 50 metų staiga išgėrus pirmą tabletę viskas vėl grįš į normą. Ne, dėja, ta 20 metų arterinės hipertenzijos žala jau padaryta, kuri buvo 20 metų negydyta. Ir tada paciento klausimas, kodėl man įsivystė prieširdžių virpėjimas, todėl, kad 20 metų negydėm arterinės hipertenzijos. Tai yra, daktaras galbūt ir gydė, bet pacientas nevartojo vaistų. Taip, ir labai sunku yra gydyti ligą, kurios neskauda. Ir tada labai sunku motyvuoti tos pacientus. Ir ką aš pastebėjau, kad labai gerai motyvuoti pacientus, kuomet parodai, kad jau yra, tarkim, kraujagyslės užkalkėję. Ir kad čianais jau yra 50% tik likę. Arba labai gerai motyvuoti, tarkim, kalbant apie aukštą spaudimą, mes žinom, kad sulaukę 90 metų dalis žmonių turi labai šviesų protą. Taip. Ir gali bendrauti, rašyti knygas. Kiti, 70 metų jau sulaukia, būna su dangum šnekas. Ir būtent tie, kas turi aukštą kraujospūdį,
neretai yra dažniau išsivysto kognityvinių funkcijų sutrikimas jaunesniam amžiuje. Ir tas pažintinės funkcijos, atmintis, koncentracija, dėmesys pradeda žymiai anksčiau prastėti. Ir tie, kas gydo kraujospūdį tinkamai ir pasiekia tas tinkamas vertes, jie ilgiau išlaiko tą budrų protą, gerą atmintį ir atsimena daugiau ir gali greičiau mąstyti. Ir čia čia kardiologui labai lengva, sakai, ar jūsų atmintis nesuprastėjo ir kiekvienas 50 ar 60 ar netgi 40 metų žmogus sako, tu tikrai man dabar lėčiau mastas. Ir sako, va, tada jo reikia man pridėti gydyti ir tada tai labai gerai motyvuoja. Ir bent jau aš matau, kad svarbu rasti tą motyvaciją pacientams ir tai kartu ilgina gyvenimą, nes mes sugebam apsisaugoti nuo tos širdies ligos ir sugebam atitolinti. Ir čianais kartais ir daktarai daro, šeimos daktarai arba specialistai, kai kurie daro tokią meškos paslaugą, sakydami, tai čia gal nieko, čia gal palaukim, gal čia neteisybė čia rašo. Ir tada žmonės matydami, kad ne visi vienodai kalba ir jie matydami kardiologas sako vieną tiesą, taip. Šeimos daktaras sako antrą, chirurgas sako trečią, sako aš turiu kitą nuomonę. Ir tada eigoje tas pats chirurgas atvyksta su daug pakitimų širdies kraujagyslėse, turėdamas tą kitą nuomonę. Tai pagalvoju, galbūt nepadeda niekam. Ir visai pabaigai. Tai kokia tavo požiūriu būtų ilgaamžiškumo tabletė? Tai ilgaamžiškumo tabletė realiai yra pagrinde sportas, fizinis aktyvumas. Tada yra žinoti savo rodiklius, tai koks yra cholesterolis, koks yra kraujo spaudimas, kokia gliukozė, jeigu ir pakiti jos reguliuoti. Toliau yra miegas ir yra labai svarbu socialiniai ryšiai. Tai tarkime, pavyzdžiui, Japonijoje, mes kalbėjome apie meditacijos zonas, kiekvieną savaitgalį jie lanko vis kitą kaimyną. Ir aš dažnai kalbu su visuomenė, pasakoju apie širdies ligas ir tada sakau, tai ką žmogus nuėjęs daro pas kaimyną, jis apkalba dar kitą kaimyną. Ir tokiu būdu mažina stresą. Apibrėžiai tabletę, o ką pats darai, kad gyventum ilgai? Aš bandau mažai valgyti. Nepakankamai, nevalgyti daug, sportuoti, palaikyti fizinį aktyvumą, palaikyti socialinius ryšius, labai stengiuosi palaikyti ryšius su draugais ir su artimai žmonėm ir bandau visą laiką gyvenime turėti teigiamą požiūrį ir tai džiaugtis, kad atsikėliau ir galiu įkvėpti, nes nieko nežinai, kada tai gali baigtis. Taip, tai svorio išlaikymas, aš pridėčiau dar labai svarbu prevencinės programos, aš jomis aktyviai naudojasi tikrai visom. Taip pat dantų higiena, vakcinacija taip pat man svarbu. Taip, nes vakcinas, ypatingai vyresniems žmonėms, ką mes dažnai matome, kad koks nors žmogus, kuriam yra 80 metų, jis mirė nuo pneumonijos. Tai yra dažniausiai nuo pneumonijos miršta nuo pneumokoko sukeltos pneumonijos. Ir žmogus pasiskiepęs nemokama vakcina gali išvengti šitos ligos ir pratęsti savo gyvenimą bent keliais metais. Tai čia yra labai elementaru ir paprasta ir ir kartu sudalyvauti visose tose prevencinės programuose, nes kaip bebūtų, sakau, širdies ligos onkologija šalia eina ir kartais ta onkologija yra kaip žaibas ir giedro dangaus, tai nėra tai, kad tu kažką blogo darei, tiesiog tu laimėjai genų loterijoje ir kad atsirado ten mutacija ir nepasisekė. Bet jeigu bet kokią ligą mes diagnozuojam laiku ir pirminiai stadijoje, rezultatai yra žiauriai geri ir mes iš karto galim pagydyti. Dėl to tos prevencinės programos, jos ir skirtos, kad žmogus laiku nustatytų tą lygą ir dalyvautų. O Lietuvoje mes turim bėdą, kad tų prevencinių programų mes turim daug, bet žmonių, kurie dalyvauja tose prevencinės programos, nelabai daug. Ir mes su kolegom kalbėjom, kad kartais atrodo, kad žmonių mąstymas, kad ta sveikata yra valdiška. Ir kad kažkas kitas yra atsakingas už tavo sveikatą. Kad daktaro reikalas, kad tu nesirgtum. Ne. Dabar mes gyvenam tokiuose kapitalizmo sąlygomis, kur jau nebe valstybė, nebe sovietiniai laikai, kad tu esi tiesiog ratukas dideliame mechanizme.
ir jeigu tu sugėdai, valstybė tave paremontuos. Dabar mes esam tokiose sąlygose, kur jau sveikata nebėra valdiška ir mums labai svarbu kiekvienam rūpintis tą sveikatą ir laiku pasitikrinti, o ilgai gyvena žmonės ir viduramžiais, tiesiog reikia saugoti tą sveikatą ir sveikai maitintis, sportuoti ir tada mes galėsim nugyventi visi. Galėsim gyventi ilgai, sveikai. Taip. Taigi labai linkime visiems sveikatos ir tikiuosi, kad šis mūsų pokalbis buvo jums naudingas. Tai ačiū už dėmesį.